Labadiena mūsų internetinės televizijos žiūrovai. Daugelį mes šnekam apie sveiką gyvenimo būdą, maitinimąsi, treniruotės, sportuavimą ir daug šnekam. Tačiau labai mažai kas užsiema. Skaitoma Lietuvoje, kaip sakyti, nesipyksta su sportu tik tai apie 50% gyventojų. Kiti nėra savo gyvenime nei bėgę, ar tai raketės laikė savo rankose. O mes šiandieną sutinkam stadione Juozą Songailą, ne tik stadione, ukmergiečiai, tai turbūt Juozą sutinka praktiškai turbūt kiekvieną dieną. Bent aš, tai žinau, arba tai Paupy, ar stadione visą laiką sveiką tokį gyvenimo būdą jisai veda. Ir pastoviai treniruojasi, dalyvauja įvairiuose tikrai labai gražiuose renginiuose, apie juos irgi šiandieną kalbėsimės. O šiandien noriu ir kalbindamas Juozą ir sakyti, aš taip bent suprantu, kad Juozai jau jum čia toks, tas sportinis, toks intensyvus gyvenimas šalia jūsų darbo. Taip, gyvenimo būdas jau taip išeina. Jo, čia tikrai gyvenimo būdas. Kadangi kiekvienas sportuojantis žmogus sutiks, jeigu pradėjus sportuoti ir prilipo tas sportavimas, nesvarbu kokią sporto šaką, jis jau nepleis, kol kojas neša. Bet jum jau, aš žiūriu, Juozai, prilipęs daugiau toks, kaip čia, bėgimas, maratoninis, ištvermės didelės. Jo. Ir gerai, ir tos ištvermės, nesakysim dabar jūsų amžiaus, tai nieko, bet kiek jau metų jūs va taip intensyviai sportuojat? Aš visą gyvenimą, galima sakyti, visus 62 metus sportuoju, kiek prisimenu. Va, ir išsidavėt ir amžių. Ne moteris. Jo, ne moteris. Tai, o pradėjau bėgioti, nors atrodo bėgimas man anksčiau labai sunkus ir neįdomu sporto šaka. Bet pradėjau bėgioti prieš 30 metų ir man labai patiko. Iš pradžių Bet čia jums nebuvo reikalo kažkokio dėl sveikatą? Taip, palaikymui sveikatingumo. Tada ėjo dar tarybinis laikas, ėjo toks sovietskis sporto laikraštis ir aš jį buvau suprenumeravęs ir tenai daug apie tą sveiko gyvenimo būdą rašė. Ir aš pradėjau, ir ypač apie bėgimą. Ir aš pradėjau, mane sudomino ir pradėjau bėgioti. Nuo 500 metrų, galima sakyti, ten, kaip dabar pagalvoju, tai juokingų distancijų. Ir palaipsniui ilginau. Ne staigiai ilginau tas distancijas, kadangi negalima staigiai ilginti. Ir priejau prie to, kad prabėgau maratoną. Bet aš pastebiu, Juozai, arba gal aš klystu, aš pažįstu jūs jau daug metų, bet jūs va tokio, aš žiūriu, kad jūs daugiau, kaip čia pasakyti, renginiuose, ne tokiuose sportiniuose, intensyviuose varžybose. Ar aš galbūt klystu? Ne, aš dalyvauju beveik kiekvieną mėnesį sportiniuose, grynai bėgimuose, kur dalyvauja dabar jau, čia porą metų trejetą, būmas didžiulis bėgimo, dalyvauja profesionalai ir mėgėjai, ir užsienį tenka bėgti nuo 10 iki pusę maratono, bet man tai didžiausia buvo garbė ir yra garbė bėgti proginius tokius įsimintinus bėgimus. Teko garbė dalyvauti 2008 metais Dariaus ir Girėno žūties 75-metį. Tai teko bėgti nuo Dariaus Girėno Vitogalos iki Soldino, tai 1250 km. Jų žuvimo vietos. Jo, iki žuvimo vietos, ten buvo minėjimas didžiulis, tuo laiku buvo prezidentas Adamkus ir Lenkijos prezidentas Kaščinskis mums įteikė medalius, ten mes bėgome 15 žmonių, vadovavo tuometinis prezidentas bėgimo asociacijos Romas Bernotas, kuris labai išpopuliarino bėgimą Lietuvoje, ypač ilgųjų nuotolių bėgimą, jis pats buvo čempionas sąjungos. Ir toliau buvo bėgimas Žalgirio mūšio 600-osiams metiniams pažymėti iš Žalgirio lauko Grunvalde iki Kauno. Čia ir ypatingai įsiminė man. Jo, ten Lietuvos rinktinė grynai bėgimo asociacija ir tame bėgime dalyvavo po 15 žmonių. Ir toliau dar teko dalyvauti 13 metais bėgime
Taip pat Soldinas Kaunas, kur atgaliniu atstumu bėgome 80-mečio žuvimo Dariaus ir Girėno. Tai vat šitie bėgimai ypatingai įsimintini, be abejo ir Baltijos kelias. Šįmet teko dalyvauti 11 sykį, ką tik tai grįžau neseniai prieš porą dienų. Nors ir sunkus tie bėgimai, reikalauja daug ištvermės, velniškai daug jėgų. Ne kiekvienas gali tai. Maždaug galima, kaip sakyti, aišku, visi įsivaizduojam Baltijos kelią, bet tai Baltijos kelias nuo Vilniaus iki Talino. Nei pėdos nepraleidžiant, estafetiniu būdu. Kiekvienam bėgikui tenka įveikti į dieną po 30-40 km, nesvarbu, ar lietus lyja, ar kepina saulė. Tai sunku yra, bet kai baigia šitos bėgimus, pagarbos bėgimus, dušiai lieka labai stiprus toks, dar daugiau patriotizmo įgauni ir labai dušiai lieka malonus. Ne tik tai tokio sportinio adrenalino, bet po to teisingai sakai. Patriotizmo jausmas dar didesnis atsiranda. Kadangi aš esu lietuvis ir skaitau save tikru patriotu, tai man ypatingai šitie bėgimai vertingi. Sakė, jau 11 metai. Jo, 11 metai Baltijos kely. Keičiasi sudėtis, keičiasi žmonės, bet kas svarbiausia, kad tose komandose, tai pagrindė lietuviai bėga. Dar prisijungė, šiais metais bėgo 27 lietuviai, Lietuvos atrinkti bėgikai, 12 latvių ir 1 japonas. Tai buvo Estas, tarp kitko prisidėjo Estas Estijoje ir tai dabartinis Estijos gynybos ministras kartu su savo adjutantu prabėgo porą etapų po 10 km. Jis yra Ironman dalyvavęs bėgime, dalyvavęs varžybose. Ironman varžybos tai 6 km plaukimas, maratonas bėgimas 42 km, 195 m ir 180 km dviračiais. Tai vyras rimtas ir buvo malonu bėgti. Tai va tokie bėgimai. O dar vis tiek turbūt patys paskutiniai, tai tokie šilčiausi įspūdžiai, aišku, iš Baltijos. Ką tik tai prieš porą dienų grįžo. Jo, tai va čia šilčiausi bėgimai. Labai malonu, kad pats pasisiūlė neįprastasis įgaliotinis konsulas Lietuvoje, ambasadorius Japonijos Lietuvoje. Ir jis bėgęs yra maratoną, prabėgęs Kauną šiais metais ir jis bėgo truputėlį mažiau kaip mes, bet kaip nekeista, ambasadorius prabėgo visą distanciją, tą visą nuo Vilniaus iki Talino. Lydėjo žmona, labai malonus žmonės, nepasipūtę, tiesiog malonus žmonės, ne tokie kaip kartais lietuviai būna užimantis pareigas ir negalima susikalbėti su juo. Kaip vakarais su jais susikalbėdavot? Angliškai mes kalbėdavomės, jam ypatingai patiko čia Lietuvoje bėgti. Mūsų tikdavo Lietuvoje kaimo žmonės, trasa, kaimo kapelos, muzikantai. Panevėžyje ten kiekvieną penktadienį būna didžiuliai koncertai, po 1000 žiūrovų ten mūsų sutiko nepaprastai. Ukmergėje sutiko, tai prie Širvintų Ukmergės ribos, ukmergiškiai puikiai sutiko. Ponas Julius sutiko mus, sporto centro direktorius Tutlys, metodininkas Rimas Lenartavičius, mero patarėja ir būrys vaikų, tai ypač malonu. Šiais metais tikrai malonu. Mes tai jau tiesiog įpareigoti, kaip mes ukmergiečiai savo Juozą nesutiksim. Nes turbūt nesuprastų, jeigu savočiai mes ir turim ir dalyvauti, todėl ir dėkingi ir šitą bėgimui, kaip rėmėjam įteikti, gražus, didžiuliai medaliai, kiekvienam, aišku, be galo dėkingi. Tai dar norėčiau pridurti, kad Japonija norėjo, Japono ambasadorius Japonijos norėjo atsiųsti komandą 9 žmonių. Bet kadangi, pirmas sykį mes pasiūlėme, federacijos prezidentas pasiūlė, kad... Nesigando, bet gal jiems sunku bus, gal mūsų sąlygos netiks. Tai pabandyti ambasadorių. Ir jis pažadėjo, jam patiko viskas, kitais metais pažadėjo atsiųsti 9-10 žmonių komandą Japonijos. Tai labai gražu. Labai gražu, tikrai malonu. Tai taip, Juozai dabar jau, kaip sakyti,
ką tik tai grįžai, vat, prieš porą dienų grįžai iš Talino. Toliau, ką norėtume iš tų patriotiškų, sakai, tikrai toks tas patriotizmo jausmas, kaip bebūtų, tas Baltijos kelias vis tiek, nors praėjo 25 metai, jubiliejinis jau tas mūsų, bet kas išlieka ir ką norėtum perduoti žmonėm po to viso to mūsų gražaus susitelkimo, kurio pasaulyje turbūt nėra buvę niekur. Kad 3 valstybės tokiu atstumu susikibę rankom mes atstovėtume. Šiandien, kaip bebūtų, daugelis šneka apie tai, jeigu reiktų antrą kartą, dar kartą, tai jau turbūt nebesusirinktume. Kaip pats galvoji? Žinot, valdžių būna įvairiausių. Ir blogesnės, ir geresnės, bet mes juk esame lietuviai. Ir norėjome laisvės. Nežinau, kaip kas supranta laisvę. Vieni pinigus, kiti kelionės. Aš laisvę suprantu tada, kai žmogus laisvas. Kai nereikia nieko bijoti, pasakyti. Ar išvažiuoti kur nors dabar gali. Buvo didžiausia kelionės į demokratinę Vokietiją, Bulgariją. Tai buvo didžiausias, ne visiems be abejo leidžiamas. Dabar visur viskas gali. Visi dėjoja, kad sunku gyventi. Pats dirbu įstaigoje tokioje, kur žmonių daug susirenka, banketai įvairūs. Ir pasižiūri, galvoju, taip jau sunku Lietuvoje gyventi. Pasižiūriu Ukmergėj, kaip 5 valandą arba prieš darbą 8 susidaro kamščiai ne 1 kilometrą. Tai nežinau, prekyba kaip vyksta prekybos centruose. Tai ne jau taip lietuviai alkani, ne jau taip ir neturi ko apsirengti ir apsiauti. Ir šitas Baltijos kelias, jaunimui gal dar mažiau žinomas. Man labai malonu, kad komandai daug jaunų buvo žmonių. Buvo pakviesta daug jaunų bėgikų, talentingų. Ir jaunimui mes turim rodyti vyresni, kas yra Baltijos kelias, dėl ko tas Baltijos kelias buvo aiškint. Kad žmonės, jauni žmonės, po kiek tai metų perduotų tą stafetę savo vaikams, kad tie vaikai jų žinotų, kas buvo Baltijos kelias. Tai vienybės, meilės savo šalims ir atsidavimas jom. Aš taip suprantu Baltijos kelią. Jo. Ir gražu, sakau, ir Ukmergėj, kai mes sutikinėjom, kad visgi tiek gražaus tokio jaunimo. Ir galbūt teisingai, šiandien netgi laida buvo mūsų finansų ministrė Budbergytė šnekėjo. Gal ir iš tikrųjų mes, kaip čia pasakyti, gal sugebam neparodyti visų tų pajamų, teisingai, bet kaip Juozas ir užsiminiai. Tiesa, turbūt Juozas neįsižeis, bet turbūt aš galiu pasakyti, kad geriausia, kaip čia, barmėną ar ko, Ukmergėj mes tikrai neturim. Geriausio sportininko sveikolio ir geriausia barmėną turbūt, jeigu pas mus prezidentas atvažiuotų, aš skaitau, tik tai Juozas turbūt tuo metu dirbtų su juo. Man malonu tokie vertinimai. Man malonu, tikrai labai malonu. Aš kaip senas ukmergietis, tau tą tikrai galiu drąsiai pasakyti, šaunuolis ir sveikuolis, ir darbštus, ir visapusiškai. Ir mes, kai tave matom gatvėj bėgant, nesvarbu kokiu oru, ar tai ruduo, ar žiema, ar ką, mes matom Juozą bėgantį savotiškai į tam sveikuoliškam gyvenimui. O šiandieną kalbant apie tokius patriotiškus jausmus, tikrai galim drąsiai pasakyti, kad perdavėjai labai paprastai, bet širdingai tuos mūsų jausmus, kuriuos mes turėtume turbūt kiekvienas ir jaust. Ne vien tik tai tą materialinę pusę. Mums jinai labai, aišku, svarbi jinai, bet kartais mes gal ir papiknaudžiaujam jau. Taip, tai būtent. Ir kai ir šiame bėgime ištvermės, kur pagarbos bėgime, ten vyrukai bėgo, vieni vyresni, kiti jaunesni, kurie prabėgo 1000 kilometrų, kurie ruošiasi dabar po savaitės, du vyrukai, ne pirmos jaunystės, 46-48 metų, bet tai ištvermės bėgimas, tai pagrindė vyresni žmonės, kurie ruošiasi vienos paros bėgimui. Ir kai sutinkas paprasti žmonės, kaimo žmonės,
pakelėse, su kaimo kapela, žinot, susikaupia ašaras, sakysi. Todėl, kad tai parodo nuoširdumą žmonių, tų paprastų žmonių nuoširdumą. Ir kaip visada, jau dabar tiek prabėgai, kur sekantis? Sekantis bėgimas laukia dabar Vilniui, rugsėjo viduryje, Vilniaus maratonas tarptautinis. Čia dabar jau kiekvienais metais jis vyksta ir populiarėja kiekvienais metais, šiais metais, pernai susirinko kažkur tai iš 20, gal ir daugiau šalių, šiais metais ir nusimato tiek. Iš įvairiausių šalių, net iš Amerikos, atskrenda Japonijos, iš tokių šalių. Faktas, pagrinde tuose bėgimuose mėgėjai, bet bėga ir profesionalų nemažai. Ir kas malonu, taip nuteikia maloniai, kad daug jaunimo. Kaip ir minėjau, per kokius 3-4 metus tas bėgimas tapo labai populiarus. Žmonės gal suprato, kad judėti tai yra gerai, tai yra sveikata. Tik tai noriu pasakyti, kad čia prieš 3 metus, kai vyko pusę maratono gegužės mėnesį Vilniuje, labai daug teko greitosiams vežti bėgikų ir jaunų. Ir noriu paprašyti, kad tie, kurie pradeda bėgioti, neskubėkite, neviršykite savo jėgų, po truputį, pradėkite nuo kilometro. Jeigu jums patiks, po truputį didinkite. Ne visiems siūlo bėgti maratonus, tai yra jau nebesveikatai. Kadangi tai kenčia ir sąnariai, ir raiščiai, ir visa kita, bėgiokite savo malonumui. Važinėkite su dviračiais, plaukite, mažiau sėdėkite mašinose ir prie kompiuterių. Ir tikrai padės. Nedėjokime dėl pinigų, dėl dar kažko. Kai suriečia kokia sunki liga, o tada žmogus pajunta tik tai, kad va čia tai nelaimė. O visos kitos nelaimės kabutėse, tai yra nulis. Ja, svarbiausia sveikata. O ir sveikata, bet pačiam aš dabar taip, tokį gal su humoru į pabaigą mūsų pokalbę. O sveikatos reikia turbūt pačiam ir kaip sunkumo kilnotojai. Tai kabutėse, dėl to, o tai kiek, Juozai, maždaug apdovanojimų taip panešti, jeigu visus per savo visą karjerą, visus apdovanojimus, medalius, sakykime taip, sukabinti ir garbės raštus, vienas paneštum ar ne? Vienas tai paneščiau, bet žmona jau nebeleidžia ant sienos kabintis. Vieną sieną suvadinau, kitos neleidžia. Gali sieną išgriūti. Dėkuoju labai žmonai, kad ji mane nors labai nenori, bet išleidžia visas varžybas, kadangi jinai jaudinasi dėl mano bėgimų. Per kiekvieną bėgimą vis kažkam atsitinka ir jį labai pergyvena. Aš dėkuoju jai, kad jį išleidžia, kad jį man padeda ir palaiko mane. O čia dabar, žmona, sakykime tai, pagrindinis treneris, o daugiau ukmergiai, jūs jau, kaip sakyti, individualiai treniruojatės? Aš treniruosi individualiai. Mes į varžybas iš Ukmergiškio aš atstovauju Vilniaus universiteto, technikos universiteto komandą inžineriją. Iš Ukmergiškio mes važiuojam, kai kuriuose varžybose aš atstovauju ir pagrindė aš atstovauju jai. Bet visą laiką bėgioju su Ukmergės užrašais, visą kitą jo emblemą. Ir mes dar pagrindę dviese į varžybas važiuojame iš Ukmergės dviese, aš ir Medardas Dževenis. Nežinau kodėl, bet Ukmergiškiai bėgioja, gal juda, viskas be abejo juda, matosi, bet bandėme kurti bėgimo klubą, niekas neišėjo, kadangi neatsirado bėgikų, neatsirado norinčių. Prieš 20 kokių metų, 25, tada buvo aktyvus labai, dabar Algirdas Blauzdys. Tai jo dėka Ukmergėje čia taip suvešėjo bėgimas, kad į metus 95, 6, 4 metais būdavo rengiami 6 bėgimai Ukmergėje. Jo dėka čia, grinai. Tai aš labai dėkingas Blauzdžiui, kad būtent Ukmergėje prasidėjo tas bumas, nes Lietuvoje laiką tai fenomenu, kad Ukmergėje tokia tiek surengia bėgimų. Dabar taip, juda žmonės pavieniai, bet labai norėčiau, kad mane lengva susirasti ir galim nuvažiuoti į varžybas, mašina yra. Važiuojame varžybą žymiai linksmiau, kada bėgam ne dviesi iš Ukmergės, bet, paleiskim, 10 ar 6.
Teko, tarp kitko, neseniai dalyvauti bėgime, čia prieš mėnesį toks festivalis buvo Naisių vasara. Ir ten vyko bėgimas, antras bėgimas, sakyčiau, Naisiai, Kryžių kalnas, Naisiai 17 km. Ir suvažiavo ten iš visos Lietuvos. Ir suvažiavo daug vaikų. Atvežė treneriai, tiek iš tokių biržų, Pasvalio ypatingai, va tokių miestelių, Ukmergėj neatsirado atbėgiuojančių. Faktas, tai yra sunkus sportas. Bet aš sakau, dar nesiūlau bėgiuoti dėl sportinių rezultatų. Savo malonumui. Taip, mes gal tada mūsų laidai baigsim tuo, Juozai, tavo tuo kvietimu, kad ukmergiečiai, kas turit norą, nebūtinai, kaip sakyti, siekiančių olimpinių aukštumų, dėl sveikatos, dėl sveikatinimo. Aš net nesakau šiandieną Juozo nei telefono, nei nieko, nes Juozą Songailą galim Ukmergėj, ar tai Kauno gatvėje, ar tai Paupy, beveik kiekvieną dieną susitikti. Ir jeigu kam tik tai yra noras, ūpas, tikrai būtų labai gražu, kad mes Ukmergėj jau turint, aš tiesiai, Juozai, tikrai be jokios panegirikos didesnės tau, tikrai nuostabų žmogų, sveikatinimo žmogų. Juozas Songaila pasinaudo tuo ir tikrai apsijungti būreliu. Aišku, bėgioti vis tiek linksmiau keliem bėgioti, negu kad... Aš dar noriu truputėlį pasakyti, dabar rengiamas Ukmergėje, rengiami nuo pavasario, nuo gegužės mėnesio, taip pat spalio Ukmergės fabrikų taurės kroso varžybos. Kiekvienas, dabar Ukmergėje fabrikų nemažai įsikūrė ir kiekvienas fabrikas savo etapą rengia. Krosas 6 km bėgimo ir dviračių, dabar aš nežinau, kadangi ir kažkur tai 12, sakyčiau. Tai va, pirmas vyko visai netoliese čia hipodrome, ten ir miške. Paskui prie stadiono. Bet dėl ukmergiškių aš dalyvau dviejose šitose bėgimuose, nemačiau. Gal tie, kurie dirba, bent iš pažįstamų nemačiau aš. Iš Kauno, Vilniaus atvažiavo, kviečiu į tuos krosus ateiti. Nereikia bėgti greitai. Ten nelengvi tie krosai, bet 6 km. Nesvarbu, kiek tu prabėgsi, kiek tu pajudėsi. Su dviračiu, ten yra pirmiausia dviratininkus paleidžia, o paskui bėgikus. Tai va, su dviračiu kas važinėti. Tai sakau, dar kviečiu tik judėti. Nesiekti rezultatų, bet judėti. Nes kadangi kaip aš nesiūlau, kad bėgtų maratonas, pusę maratonas. Tai yra, sakau, jau reikia būti ypatingo pasiruošimo, kadangi jeigu kas galvoja, kad tas bėgimas yra lengvas, tai ne. Tai kiekvieną rytą prabėkime 3 km, pajudėkime, darbe bus puikiausia nuotaika ir savijauta. Tai ką, kvietimą, Juozo kvietimą tokį tikrai nuoširdų ir reikalingą kvietimu šituo, kuriuo jis išsakė mum ukmergiečiam tiesiai, šviesiai net ne kitiem, o būtent mum ukmergiečiam. Šios dienos laidelę baigiam ir linkim Juozui kuo geriausių sėkmės. Dar aš noriu parodyti medalį, kurį įteikia bėgimo asociacija. Jo. Čia yra vardinis medalis šitas ir kitoj pusėje yra pavardė, vardas ir šitas Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija Juozui Songailai. 25-ojo tradicinio tarptautinio estafetinio bėgimo Baltijos kelias dalyviai 2016 metai. Čia kiekvienam bėgimo dalyviui buvo teiktas. Tai ką, ačiū labai, malonu. Malonu buvo. Nebetrukdysim Juozą, ką jisai ir vėl pabėga, vėl įbėga į trasą. Sėkmės, Juozai, tau. Ačiū.